Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip nusipinti štai tokią braškytę. Artėja braškių sezonas, taigi galėsite pasigaminti braškytės iš gumyčių. Krenta. Ir dar komentaruose sulaukiau prašymo, kad nupinčiau braškę. Taigi šiai braškytei mums reikės 2 geltonų gumyčių, 7 žalių gumyčių ir 19 raudonų gumyčių ir ilgų staklių. Taigi, imu ilgas stakles, jas pasidedu, kad vienas stulpelis būtų, vidurinis stulpelis būtų labiau išsikišęs. Ir dedu nuo savęs, kad stulpeliai žiūrėtų nuo manęs. Ne į mane, bet nuo manęs. Ir imu vieną žalią gumytę, ją dedu per vidurinę eilutę. Tada imu 2 žalias gumytes, dedu vėl per vidurinę eilutę. Tada imu 2 raudonas. Vieną. Vėl 2 raudonas. Antra pora. Ir vėl 2 raudonas. Trečia pora. Dabar grįžtu prie pradžios, bet pradedu ne nuo šio stulpelio, o nuo šio antrojo stulpelio, nes šis bus tik tai kaip užbaigimas šių gumytę. Nuo antro stulpelio į kairę pusę dėsiu 2 žalias gumytes. Štai taip. Tada imu 2 raudonas. Dedu tiesiai. Vėl 2 raudonas. Ir dabar vėl 2 raudonas, bet tas raudonas dėsiu nuo šio stulpelio sujungsiu šį stulpelį, taigi dedu taip įstrižai. Štai taip. Tada vėl grįžtu prie šio stulpelio. Vėl imu 2 žalias. Ir vėl kartoju kaip šitoje pusėje. Vėl 2 raudonas. 2 raudonas. Ir su 2 sujungiame štai taip. Dabar klausite, kam reikalingos geltonos gumytės, o geltonas padės mums surinkti. Galite dėti geltonas, galite dėti raudonas, jokio skirtumo, truputėlį matosi geltonas kraščiukas. Ir dabar vieną gumytę dėsiu štai ant šitų. Ne ant pirmų 2, 3, ne ant pirmų 3, bet ant sekančių 3 vieną, o kitą gumytę ant 3, bet persuksiu 2 kartus. Arba galite iškart persukti ir dėti. Štai taip. O ant šio paskutiniojo stulpelio vieną gumytę reikia apsukti 4 kartus, raudoną. Jeigu jums nepatinka 4, sukite 3. 1, 2, 3 ir 4. Štai taip. Ir tada darbelį apsukite į save. Ir kabliuką kišu į paskutinį tą stulpelį. Patraukiu gumytę tą.
kurią apsukau. Imu pirmą porą gumyčių ir dedu ant šios pusės, kurią pabaigiau, bet užkabinau turbūt tik tai vieną gumytę. Tada taip, imu, patraukiu geltoną, užkabinu apatinės raudonas, dedu ant sekančio, vėl per geltoną patraukiu, imu raudonas ant sekančio ir paskutinę žalią dedu ant viduriniojo stulpelio. Tada grįžtu vėl nuo pradžios, vėl patraukiu raudoną, vėl imu 2 gumytes. Šį kartą jos yra nuo štai šios pusės. Vėl patraukiu geltoną, imu raudoną ant sekančio. Vėl geltoną patraukiu, raudoną imu ant sekančio. Ir žalią į centrą. Tada lieka viduriukas. Tai paskutinė pora gumyčių. Kažkaip įdomiai nenori atsikabinti. Tada čia užkabinu į centrą. Taip. Vėl užkabinu. Štai taip. Ir 2 žalios užkabinu ant paskutinio. Dabar su šia gumyte elkitės labai atsargiai, kad nenutrūktų, nes jeigu nutrūks, tada jau bus viskas. Jau darbelis, skaitykim, kaip ir pasileis. Gražiai. Ir dabar užkabinu, o dabar šią gumytę perkeliu paprasčiausiai į čia, o šią bandysiu gražiai patempti. Tik tempkite labai atsargiai, kad nenutrūktų gumytė. Ir galime darbelį nuimti nuo staklių. Ir štai mūsų braškytė yra baigta, o ši pasileido. Bet nieko, kaip sakiau, yra labai pavojinga, nes jau viena prairo, bet tai nieko tokio. Tai štai tokios braškytės. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir iki kitų video.